Labadiena, gerbėmiai žiūrovai, šiandien mes su jumis susitinkame Gargžduose, kur Gargždų miesto stadione tikra šventė. Kaip matome, komandos išsirikiavę, mergaitės su oranžiniais balionais. Na kodėl oranžiniai, turbūt klausimų nėra niekam. Oranžinė spalva Gargždų Bangos spalva ir būtent Gargždų Bangos merginos šiandien startuoja 2025 metų moterų A lygos pirmenybėse. MFA Žalgiris MRU ekipoje vakar nežaidė, bet irgi buvo rinktinės sudėtyje. O čia pirma tokia labai rimta FK Žalgiris ekipa. Ir vėl bus galima žaisti. Dabar MFA Žalgirio ataka, baudos aikštelė, krenta. Jo gerai, sukovoja Ola, į berods numeris, Julija Becker. Žai, mergino oranžinę aprangą prie Vardojų baudos aikštelės, bet ten išmuštas kamuolys. Smūgis, tačiau tiesiog Šilpukas šį kartą tyli ir vėl Viltė Švarcaitė į baudos aikštelę. Vidurų žiūri į baudos aikštelę, perdavimas, čia šiokia tokia sumai kamuolį prie baudos aikštelės linijos. Smūgis iš toli ir Karolina. Atgal galingas smūgis, labai. Link Monikos Grukšaitės kamuolys. Dvikova dabar su ketvirtuoju numeriu Ginietės. Surukova iškumšiavo kamuolį. Sarvartininkė yra pusė komandos. Oi, koks prarastas kamuolys, smūgis ir Surukova gelbsti savo ekipą. Julija Becker. Perdamas į vartininkės aikštelę. Durų, smūgis kairė koja blokuojamas, dar vienas smūgis. Ir jis stovi ir Vilniaus Žalgiryje. MFA Žalgiryje MRU, taip reiktų vadinti komandą. Čia susidūrimas su vartininkė, gerai kara. Ir Banga atakuoja, smūgis iš numeris 3, Emilija Grauslytė. Dar viena ataka, Surukova kamuolį gaudo. Perdamas prie baudos aikštelės ribų, smūgis iš oro, gražus epizodas, kad kamuolį čia gali būti pavojus, smūgis ir kelia į viršų rankas Ugnės Lankauskaitė, graži ataka, kurią Lankauskaitė 1-0 arba 0-1. Šiatskaja. Durų, baudos aikštelė, neblogas perdavimas. Ir štai taip, išsisuka nuo varžovų globos, perdavimas į baudos aikštelę, ten buvo 3. Jorkas Rakėjans, o klysta dabar vartininkė Lazdauskaitė, išvengia gynėjos, perdavimas, smūgis ir rezultatas tampa 2-0. Karolina Surukova daug kartų gelbėjo, kai sužaidė Ugnė Lazdauskaitė iki 19 metų. Dar vienas puikus perdavimas, ten visiškai nepadarė. Bernotaitė, o čia dar ir kortelė. Kartų Banga. Dar vienas Lazdauskaitės perdavimas į baudos aikštelę. Čia gali būti pavojinga. Krenta ir aukštai pakeltas kamuolys ir smūgis įvyko. Žanga buvo fiksuota. Gražiai priima kamuolį Ugnė Lazdauskaitė. Petkevičiūtė smūgiuoja ir labai gražus įvartis. Puikus įvartis ir dar vieno rezultatyvaus perdavimo autorė Ugnė Lazdauskaitė, bet Austėja Petkevičiūtė šį kartą išnaudojo puikiai situaciją ir džiaugiasi kartu su komandos draugėmis, tikra kapitonė. Galėčiau taip ją apibūdinti, o čia Petkevičiūtė gali mušti dar vieną įvartį, bet šį kartą įreiks. Kairė koja iš toli ir į vartų plotą. Po to nepavykusio bandymo, bet viskas tvarkoja. Galima žaisti toliau. Na ir Georgas Rakelenas skelbia, kad pirmąją pergalę šių metų moterų A lygos pirmenybėse iškovojo viešnios iš Vilniaus. MFA Žalgiris MRU rezultatu 3-0 įveikė Gargždų Bangą.